Where are you from? Lithuania. Where? Lithuania. Lithuania. Yeah. Welcome. I am from my mother. Hello. Nesuprantu, ką man čia dada. Labas rytas, sveikinamės mes iš Petros įėjimo. Šiandien pavalgėm ramiai pusryčius, biškį pamiegojom ilgiau nei turėjom, bet šiaip ne taip atvažiavom. Tai atvežė čia mumis su džipu kažkoks žmogus į antrą Petros įėjimą. Biškį daug sumokėjom, ten 15 dinarų, ne, 10 dinarų, 10 eurų. Bet sutaupom 5 valandas ar 6 valandas haikinimo, kurio mes nebūtume spėję kitaip padaryti. Dabar einam nusiskanuoti bilietus ir tada dar vieną džipą pasimsim. Arba eisim. Nu, dar nežinom, dar pasižiūrėsim, kaip bus. Tai gerai, pradedam kelionę iki pasaulio stebuklo. Varom. Ar gilė draugas susirado. Ateik, draugė, ateik. Nu, ką tik nusiskanavom bilietus. Pažiūrėkit, kaip čia gražiai. Ten kažkur nuskanavom. Dabar eisim va ten kažkur į tos kalnus. Bandysim nepasimest. Neėmėm to džipo. Nusprendėm, kad neapsimoka, nes ten pasiėmti tą džipą tiek valandą turi eit. O dabar mes tiesiog 2,5 eisim vietoj to. Gerai, palikom bazę. Dar einam žygį. Nesužymėta nieks, tiesiog kažkoks pravažiuotas takas. Gal nepasimesim, tikėkimės. Nu, priėjom pirmą kažkokį dalyką šitą Marso pasaulį. Einam pažiūrėt, kas viduje šito akmens. Gal koks paslėptas lobis bus. Oi, smirda. Oi, čia matyt gyvena kažkokie asiliukai gal. O, rugilė. Priėjom lankytiną objektą. Neolithic Village. Kažkoks nuo 8000 BC iki 6000 prieš Kristų. Čia gyvena žmonės. O ten turas, kurio mes neėmėm tolumoj. Už 5, kad sutaupyt laiko. Ir mes galim pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena seniau. Čia nieks nesupyks. Aha. Lubos tai tikrai nėra aukštas. Nu, neblogai, ką žinau. Nieko, prieš būčiau hostelį tokiam išmiegot. Visi tie ženklai išrauti yra. Kažkur ten dingę. Tai nelabai čia aišku, kas čia yra. Nu. Kažkaip labai maži žmonės čia gyvena, man rodos. Visi pastatai labai minimukiniai. Čia dar kažkokie griuvėsiai. Aha. Ne, nusirident reikia čia. Būčiau gyventi. Kokie čia takai. Nuvažiavo mūsų. Vienintelis šansas išgyvenimo. Ir į vieną pusę, ir į kitą. O ten pažiūrėkit. Asiliukas. Jis čia mum riaumojo iš toli jau. Girdėjom poną makaroną. O pažiūrėkit, žmonės gyvena va, ten ant kalno. Čia gano gyvūnėlius. O kitoj pusėje biškį didesnė ferma. 2 asilai. Šuniukas, jų namai tokie aplūžę. O šitie nuo saulės neprikepa gal. Žiūrėkit, va, einam, nu visiškai dykumoje. Žiūrėk, arbūzai ant žemės auga. Nu, tokie maži dar. Nežinau, ar čia arbūzai iš tikrųjų.
varginantis tas žygis. Nors mes 1,5 valandos gal einam valandą. Bet pavargau biškį. Welcome. Thank you. How are you? How are you? I'm good. And you? Still alive. Nice. With the dog? Yeah. Yeah, it's good. Beautiful, beautiful nature. Hello, hello. Hi. How's your day walking? Good? Good, good. We Yes. hope you like better anyway. Thank you, thank you. Do you know how much is left walking to the start, to the... Anyway, my friend, do you see the mountain over there? The last mountain? This one? No. Where is the... You see like... Yeah. Yeah, behind it, there is a mountain. In the corner, you want to walk like around half an hour, you will be to the monastery. Okay. You want to go between the mountain all the way Yeah. to the monastery. Okay, okay. If you are interested, we can help you by taxi. No, no. Taxi. It's okay. It's okay. Not so much, we give you a good price. No, we continue walking, it's okay. No problem. Thank you. Thank you. Where are you from? Lithuania. Where? Lithuania. Lithuania. Yeah. Welcome. I am from my mother. Nice to see you. Nice to see you. Bye-bye. Bye. Kylam į tą kalną. Bet tikrai nėra lengva. Prakaitas muša, nugarą šlapia. Ir labai daug prekeivių pakeliui, kurie siūlo half price, juice, 5 dinar. Gal pafilmuosiu kokius, kaip pristos vėl, kas bus anksčiau ir vėliau tikrai. Hello. Reikia nenusiridenti tik nuo skardžio. Po 2,5 valandos, ar kiek mes? 2,5? Gal apie 2,5 valandos ėjom. Ir dabar pagaliau pradėjom savo žygį. Toj parodys. Oi, šuniukas. Taip atrodo žemėlapis. Mes pradėjom va čia. Ir mes ėjom. Ir dabar mes esam čia. Prie Desir. Ir dabar mums reikia eiti iki čia, iki didelio miesto. Nu ir tada čia dar namo pareiti. Tai dar nusimato labai daug. Bet, kaip sakiau, mes jau pradėjom žygį ir priėjom prie ministerijos. Wow. Šuniukas pamiega. Ten kupranugariai. O čia va jau visi turistai pagaliau. Rugilė su visais gyvūnėliais bendrauja. Tokioje vietoje prisėdam. Neblogai, sakyčiau. Šitas buvo naudojamas religiniam susitikimam visokiam. Ir jis pastatytas jau 2 amžiui. Tai gan senas. Ir čia vienas iš didžiausių visų monumentų visoje Petroje. Atrodo visai didelis. Jis yra 48 metrų aukščio ir 7 metrų pločio. Tai. Nu, tenka atsisveikinti su šita ministerija. Graži vieta buvo, truputį pailsėjom, bet turim tą žygį, nes kitaip užsidarys visas šitas miestas. Ir dar varom. Un dinar. 12 un dinar. Sí, pero de esto. Sí, de esto. A mí esto no me... Son los de abajo, ¿eh? Oh, sweet donkey. Leliukas. Kas mums gerai, kadangi mes tiek žygiavom ir labai sunkiai lipom aukštyn daug metrų, tai mums dabar bent jau sakė gidai, kad mes vien žemyn eisim. Tai
nebereiks kopt. Tai bent jau lengvas nusileidimas. Atsakė, vis tiek čia dar 4 valandas. Vieną ėjimo su paturistavim pavalgymu. 6 gal bus kokios. One dinar, have a look, good price. For One what? dinar. No, it's okay. For the souvenir. Have a look. No. Handmade. It's okay, brother. I'm good. Handmade. Priėjom prie 15. Čia yra liūto vartai vadinasi. Kaip suprantu, čia iš abiejų pusių tipo liūtai skaitos. Ir ten viduje nieko nėra, tik 2 suoliukai. Oi, kaip skambinė. Ko jau ko, salų būsim atsižiūrėję visai kelioniai, visam gyvenimui. No, thank you. It's okay. Nu, mes truputį nesusilaikėm ir atvarėm į patį pirmą restoraną, kuris pakrito. Kainos tokios. Kebabas 6 eurai, bulvytas frydžiai irgi 6, čia ne eurai, tie dirhamai, bet ten plius minus panašiai. Tada čia bufet, nuo šito, čia pilna lėkštė maisto, kur realiai privalgytum, tai 12, tai čia koks 15 eurų vos ne. Kiek čia gerimukai, po 2, tai čia po kokius 3 eurų, 2 PM gal, nežinau. Kainos kaip Belgijai panašiai, bet Jordanija šiaip daug pigiau. Kadangi tokioje turistiniai vietoje esam, čia mes grynai jau prie tų pagrindinių monumentų. Bet dabar biškai tiesiog pavalgysim ir tada pasistiprinę tęsim žygį. Dar liko kelios valandos tikrai. Aš dabar čia laukiu, kol man padarys maistą, nes jie neatneša iki stalo. Kai kuriem atnešė, mums neatnešė. Iš viso sumokėjau 16 dinarų, tai čia apie 20 eurų. Ir pamatysit, ką gausim už tos 20 eurų. Gerai, gavom pirmą patiekalą. Čia yra chicken shawarma arba kebabas, nežinau. Tai šiaip labai skanu. Duodu šitam patiekalui. Čia važiuok, net bulvytės viduje yra. Čia kampe. Šitam patiekalui duodu 8,5 iš 10. Čia labai geras, bet tokią mažą porciją už 7 ar 8 eurus. Gavom chicken kebabą ar čia chicken shawarma, nežinau. Irgi bulvytės viduje. Grynai tokia pat skonio kaip mano vištiena, kur išsikepiu namie. Tai kur šitas praeitas buvo 8,5 iš 10, šitam duodam 7,5. Nėra blogai, įskanėjo pusę, bet nestebina. Tai pasakykit, ar verta šitie 2, 4 tokie kebabiukai maži ir 2 gėrimai už 20 eurų. Verta ar neverta? 20. Šiaip ne taip pavalgiam. Va ten kažkur pavalgiam. O, 1 dinaras, parduoda nemokamai. Ir priėjom prie šito Qasr Al Bint. Ir kas apie įdomaus, kad yra 26 laipteliai. Daugiau nelabai kas ten. Jis yra pastatytas pirmoji pusėje 1 amžiaus. Tai jau 2000 metų. Dar normaliai išsilaikęs tas sienas. Ne? O dabar mes kažkur va ten žygiuosim. Truputį iš kitos pusės tas pats pastatas. Ten. Čia aplamai tie kalnai. Šustrekai. Nu va, dar kažkas. Vėl pavadinimo. Nežinau, ir kas čia yra, nežinau. Rugilė gal galės papasakot, pasiskaitė kažką. O kas čia parašyta? Čia didžioji Petros šventykla. Tai čia yra didžiausias iškastas dalykas viso Petrai. Nuo 0 iki 100 metų statytas. Nuo 25 iki 100. Gerai, priėjom prie tos gatvės. Tai čia pavadinti jie yra 4 kapai kažkokie kapavietės. Matyt, kokie turtingi žmonės palaidoti, ten visi milijonieriai. Tai ten tie jordaniečiai, čia Tupakas yra palaidotas, o ten toliau dar kažkoks gal kitas milijonierius. Einam ten nusilipti ant viršaus, su parašiutu šoksim. Lipam čia. Sunkiai. Prie Tupako kapo. Wow. Vaizdelis irgi kosmosas. Nebeprašnek. Jau saulės smūgis man pareina. Einam pažiūrėti, kas viduje gero.
Koks gražus stogas. Lubos labai fainas. Rugilė savo natūralioj pozicijai. Nu, fatkini. Jis vis atsikelia, kai tai pradedi kasyti. Kai baigia kasyti, atsikelia iškart. Labas rytas. Labanakt. Labas rytas. Ai, tu blusinito. 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 Pone katinėlė, ar turi kažką pasakyti šitam video? Interviu, sakyti interviu. Oi, čia tas teatras. Va čia seniau žiūrėdo kažką žmonės pasirodymus kažkokius. Lemba, žiauriai įdomu būtų nukeliautos 2000 metų atgal pažiūrėt, kaip čia gyvenimas, kiek čia žmonių būdavo, ką čia veikdavo dienom. Kas čia miega dėdė kampe. Tokioje vietoje pardavinėja kvapaliukus ir smilkalus. Pažiūrėkit, iš kokio pastato mes išėjom. Ir kas čia du tokie? Pažįstat? Ui, kaip skaniai valgo. Labas. Labas. Prie tokio vaizdo. Kaip juokingai jisai. O, katinas. Ate. Gerai. Kitoj temai. Kur mes čia esam prie? Kur čia visi tie žmonės? Ko jie čia visi nerimauja taip, į ką jie čia žiūri? A parodyt man jau mane parodyt? Parodyt Rugilę žiūrovom? Nu, 3, 2, 1. Bum! O, kokie mikriukai. Nu ir tada dar šitas yra, bet aš nežinau, ar čia kažkam įdomu. O, čia tas pagrindinis pastatas. Šiandien bandysim praleisti 24 valandas. No food, no water. Be nieko. Šitam monumente. Pažiūrėsim, ar pavyks. Šitas pastatas pastatytas 100 metų prieš Jėzaus mirtį. Tai visai senas. Šitas autobusiukas iš 2015. Ir čia žmonės tapo tas paveikslas labai gražiai, realistiškai. Jau buvom sutikę vieną su juo ten pasišnekėjom, sakė 100 000 followerių Instagram'e turi. Sako, jau plius minus uždirbam pragyvenimą iš tapimų. O sakė, čia kažkurie uždirba virš 100 000 į metus iš tų tapimų, nes čia jo draugai tipo kažkokie. Sakė, parduoda vieną tapinį už 500 kaip minimum. Čia tas mūsų draugas. O kitas maros, čia šitas yra geriausias, dabar reikia gal paklausti. Pasiema kokį 20 paveikslų ir parsiduoda visus kažkokiam mieste už 100 000. Tai mes su Rugilė dabar irgi bandysim čia tapyti ir susidirbti pinigėlį. Rugilė kažką ten veikia. Aš norėjau parodyti kapranugariai prie pagrindinio Petros dalyko. Bet kiek girdėjau,
Jie nėra laikomi čia labai gerose kondicijose, tai vargšeliai. Bet dabar tai sėdi ramus. Jau esam netoli pasibaigimo savo šito žygio. Dar gal mažiau nei valandą eiti liko. Einam pro kažkokius tunelius. Čia grinai. O ten ta Petra. O čia tie tuneliai. Geras. Nu ką, jau į galą eina mūsų žygis, o čia pabaiga. Mūsų mašina ten paparkuota. Būsim jau kokias 6 valandykės, 7-8 gal. Žiauriai pavargom. Varom į hotelį biškį apsimaudyt. Ir to dar gal biškį išlysim į miestą pavelniaut. Da pažiūrėsim, ką veiksim. Šokam mašinai, važiuojam. Porą dalykų prieš pradedant važiuoti iki hotelio. Norėjau parodyti, kas liko iš batų mano. Jie buvo juodi dabar. Nu, plyšę tai jau neseniai. Bet ta spalva. Atrodo, kai naujas dizainas čia kažkoks. Ir dar gavom, va čia ant mašinos stiklo paliko restoranui visokių savo meniu. Dar tokių gavom. Galvojom, kokį jau parkavimo bilietą gavom, nes nieko nemokėjomės čia. Bet ne, tik iš restoranų pasiūlymo. Nu, tokiais kažkokiais vietiniais keliukais mes čia lakstam. Buvom biškį į kalną važiavę stačiai, tai vos įvažiavom, bet pavyko. Čia dvipusis eismas, į ką. Kas čia mums šūkauja? Nu, prie tokio skardžio. Sveiki. Prasideda regitros praktinio vairavimo egzaminas. Šiandien turime Paulių Petrošių, 3 bandymas. Vis išpuldavo prieš priešinę eismo juostą. Aš esu instruktorius Audrius. Pažiūrėkit, atvarėm į hotelį. Ten vištiena gyvena. Čia toks ženklas. Čia tokie keliai. Ir visą apžiūri miestą. Visą miestą matom nuo čia. Visai neblogai vaizdelis. Čia sumokėjom gal 15 eurų 2 žmonėm. Tai einam pažiūrėt, ką 15 eurų gali gauti mum. Nes vakar, kur gyvenom, tai biškį nesąmonė. Ten šalta. Visi namai iš kilimo padaryti. Tai žiūrim. 4 kambarys. Pradžiai turime tualetą su vonia. Šlapia. Ir čia kraunam įrangą, bet esmė visa. Bum. O tokia trobelė. Ir dar ten visai neblogas vaizdas, bet per kamerą be šansų matyti. Tai apie 16 eurų po kol kas geriausias variantas. Ir dušė net yra normaliai šiltas vanduo. Ką apie praeitus hotelius negalim pasakyti, kad labai gerai su vandeniu buvo. Nu bet gerai, varom į restoraną, varom pavalgyti. Falafel time. Nu ką, atvarėm iki restorano. Kažkoks falafel time, internete girdėjom daug gerų dalykų. Einam pažiūrėti, kaip vidus atrodo. Ką gero jie siūlo mum pavalgyti. O, Rugilė, ką tu čia darai? Aš irgi čia atėjau pavalgyti. Koks sutapimas. Gavom pirmus dalykus. Pradedam. Humusas, jau biškai išvalgytas. Su humusu atneša tokios duonos ir dar čipsų. Humusas apie 2 dirhamus, tai 2 su kažkiek euro. Tada falafeliai, irgi jau išvalgėm keletą. Irgi tokia pat kaina. Ir tada šitas kaip vadinasi, atsimeni? Samoza. Kažkas tokio. Čia yra toks, kai čiburiekas su sūriu viduje. Ir dar čipsų ant šono. Tai va, beveik viskas parėjo. Liko tik vienas patiekalas. Žinokit, turit sulaukti koks patiekalas, nes visai crazy bus. Atėjo pagrindinis patiekalas. Kebabas. Bet čia nepaprastas kebabas. Matot šitą mėsą? Čia ne bet kokią mėsą. Mes šiandien matėm šitą gyvūną. Čia yra kupranugario mėsos kebabas.
kainavo 9 dirhamus, tai apie 10-11 eurų. Ir ištestuosim, pažiūrėsim, ką sako kapranugario mėsa. Nu tai ką, skanaus. Visai skanus kapranugaris, negaliu pameluoti. Labai primena jautieną. Tik labai viskas burnoj sukrenta, nu, kaip, vos ne kaip ištirpsta ta mėsa. Labai taip lengvai sugriūna, o skaniai. Vertinam 8 iš 10. Nėra, kad išprogdino, bet visai gera. Labai panašu jautieną. Gaila kapranugario, aišku, bet kažkas anksčiau ir vėliau būtų užsakęs irgi taip. Pamatė, kad filmuojam su kamera, jau galvoju, kad jau influenceriai kokie esam. Atnešė deserčiuko. Kas čia yra? Panakota. Šiaip žiauriai skaniai pavalgiam, tai ragaujam panakotą. Žiauriai gerai. Verta kamerą nešiotis visur visi tada. Ir mašinos nuomininkai upgrade'ą duoda, ir restorane duoda duonos daugiau, ir desertą nemokamai. Toks influencerio gyvenimas. Gerai. Dabar palikom Rugilę namie, jai reikia pamokas ruošti. O aš varau iki kirpyklos, galvoju, jau biškai esu apšepęs. Būtų gerai čia apsikirpt. Tai varom į kokią nupepusią kirpyklą. Pažiūrėsim, ką jie turi gerą pasiūlyti. Gal nebus labai brangiai. Na, važiuojam. Gerai, tai video čia kažkodėl prastai nusifilmavo, bet visa esmė yra, kad aš ieškau kirpyklas, kuri atrodė kuo prašiau, kiek įmanoma. Tai galų gale atsiradau čia. Nu ką, ruošiamės šukuosenai. Labai nupepus vietą. Ten prieš tai biškai sugliučino GoPro, bet už 7 dinarus susiderinau. My friend, cut. It's the same, just like this, shorter everywhere. I can show you on Yes, okay. Yeah. Like this. Okay. Okay. ايوه وانت قلت له ايه بقى ولا هو رد عليك قال لك ايه؟ لا انا بسأل بس ابقى عارف هي ابقى عندها علم عني بايه؟ كده ولا كده عشان قريب مني قال ايه ما تستغربوش ايه الجو لسه ما بردش عندكم؟ مش قوي ده الجو هنا النهارده Nespun, ką man čia dada. Nice. Čia kamera neužgaudė, bet jis tą patį vašką, kur naudojo man ant veido, įmetė atgal tą mašiną, kur šildo patį tą vašką. Tai iš mano veido galima matyti, kad biškai pasimečiau. استاذ انا هنا جيت احط لك شمع دلوقتي هتلاقي امورك مش على ما يرام. المره اللي فاتت ركبني ورا عشان كان في بنت راكبه جنبه. قلت له مش مشكله. لما طلعنا قدام بعد ما عدينا يس فيري جود 5 5 what? 10 5 You say 7 at first. 10. My friend shift Yeah. cut Yeah. wax Yeah. yeah Thank you. thank you Thank you. Bye. bye. Nu ką, aš dabar jums nerodysiu, kaip apsikirpau. Gerai, sėdam mašiną. Tai va, noriu parodyti, kokią šiam šukuoseną parodžiau. Nu, plius minus tokia, kokia pas mane buvo, tik kad trumpesni plaukai. Nu, o dabar žiūrim, ką jis man padarė. Nu, panašiai gavos. Taip pat, lygiai kaip nuotraukui. Ne, bet šiaip tiesą pasakius, truputį, nu, aišku, aš tokių šukuosenų nenešioju, kaip dabar esu su laižytais plaukais, bet pats kirpimas visai geras buvo. Nu, tipo, gerai apkirpo, tiesiog išsiplausiu galvą, sutvarkysiu kaip noriu ir bus gerai, manau. Tai šiandien aš čia ir pabaigsiu ties kirpyklą. Tai susitiksim arba už sekundės, arba už savaitės, nežinau. Tai jeigu sutinkam už savaitės, tai tada davai paspauskit laiką, užmeskit subscribe ir parašykit po kokį komentarą. Žinokit, kitą video varysimės į dykumas. Ten turėtų būti tikrai gerų vaizdų. Tai ką, susimatom tada. Iki kito.